Sveiki visi. Dariau pienių žiedų medų, nusprendžiau parodyti, kol laukiau, kol atvės. Darbavaus truputį savo darže, sode. Taigi nusprendžiau parodyti, ką čia aš dirbu ir kaip atrodo tas mano sodas. Jungia man į kitą pusę vaizdą. Tai vat, šiam kartui bandau sutvarkyti savo baseiniuką ir aplinką aplink jį. Raviu, žadu pripilt čia šviežių žemių. Dabar tik liko vienoje vietoje, tenai kitoj pusėje biški paravėt, bet ateityje dar norėsiu praplėsti šį. Va čia matos, kad biški praplėčiau. O dabar liko tik tai biški kampelis ten prie tos vatujos, kur kriokliukas. Pasodinti žibučių va tenai turiu. Nes iškasėm čia iš vienos vietos. Daug žibučių. Bus gražu pavasarį vėl. Čia šaknį išsiroviau diedlapio, kaip jis vadinasi, kur sagutės tokios limpančios būna. Jie labai yra naudinga plaukam. Tai naudosiu plaukam išdžiovinus. Tai vat, dabar liko išplaut baseiną ir paleist vandenį, kad bėgtų gražiai vandenukas. Tai va, ką daugiau jums parodyti. Štai čia dar mano bardakas. Čia iš tikrųjų, va, kur smėlio pripilta, tai nebuvo plytelių, buvo toksai lietaus vandens nubėgimas nuo stogo, bet sudėjom naujas plyteles, tai teko vat ir išrautas mano žibutės. Turiu va tulpių gražių, labai fainų, kuriuom negaliu niekaip atsigrožėti. Čia irgi. Gėlytės mano. Dar reikia, sprygės nušaldžiau šiemet, palikus vidury kiemą nusipirkau. Jas sodinsiu kitoj pusėj, tokiuose pat lovelėse, kaip čia. Čia dar auga iš abiejų pusių langų mano raganės. Vat, alyvmedį nesenai nusipirkom. Irgi reikia persodinti. Nusipirkau vazoną, bet dar nespėjau persodinti irgi. Dirbt. Ai, va čia va dar kampas. Irgi tik vakar išravėjom velėną, tiksliau išravėjo draugas. Tai vat laukia sodinimo. Reiks medelius apkarpyti dar. Dirbt. Žolės dar pilna, va čia va irgi kiek apravėjau. Bet dar reikia ravėti. Tikiuosi kažkada, žadėjau, padarysiu video tada, kai bus gražu. Bet tai ko laukt? Gyvenimas yra toks, kad reikia, jeigu sugalvoji daryti dabar, bus ir gražu, gal kai nufilmuosiu. Už mėnesį ir gėlės kitos žydės. Čia dar gėlių nėra, tai norėčiau kažką, nedaug gėlių, tiksliau netai pasakiau. Tai žadu dar kažką naujesnio, gražesnio pasodinti, kad pavasarį daugiau žydėtų. Va šita va juka mano, tai tokia neįtikėtina ji buvo, vat tokio va dydžio. Kai nusipirkau, tai nežinau, gal kokį 15 metų atgal. Buvo rašyta, kad išlaiko iki -5 šalčio. Tai aš ją pasodinau vasarą ir pamiršau įnešti paskui kur šilčiau. Ir ji prasilaikė visą žiemą, nors tikrai buvo daugiau negu -5 šalčio. Ir jau dabar vat auga, va su kokiu fainu kotu. Bet gan ilgai auga. Tai vat. Čia mano gražusis didysis rododendras šiemet turėtų pražyst, bet yra žiedų, yra. Vazonas laukia, į kurį reiks dar gėlių pasodinti. Mano katinas, juodi. Eikš juodi. Ai, gražuolis. Višnytė.
O mano Perla kažkur pabėgus. Ai, kambarin su vaiku. Įvežiu į kambarį vaiką ir Perla pabėgo, šuniukas. Višnytę šiais metais pasodinom. Ten, kur akmenis, tai bandysiu sodinti cukinijas, gal kokį moliūgą. Nes vietos ne per daugiausia kieme, tai kažkaip tai bandom sutaupyti vietą. Čia mūsų obelytė, kuri va 3 metai auga ir jau pirmais metais buvo tik 3 gal obuoliai, užpraeitais metais jo, praeitais jau gal kokį 15, šiais metais matos irgi jau daug žiedų. Čia bulvių turim pasodintą, čia laukia agurkam lysvė. Čia prisodinau visko įdomu, užaugo kas ar ne. Ir morkų, ir burokėlių. Gal kažkas matosi, o gal ir ne. Dar reikia palaukti. Va, ridikėliai, salotų ne visos išdygo. Matau. Reiks nuimti visą tą. Oi, kiek salotų neišdygusių. O krapų užtat kiek pridygė ant keliuko, kaip jų reiks nesumindyt. Nes krapus dievinamės. Na. Va, iš tikrųjų jau reikia daugiau saulės. Ir visai bus gerai, čia reiks salotų dar pabert. Oi, čia irgi nėra vieta, va, tulpės mano gražuolės jau baigia nuvyst. Raskila. Šiemet sužinau, iš tikrųjų, kad raskilą galima į salotas dėti. Bet dar nesu 100% įsitikinus, jeigu kas kažką girdėjot. Sakiau, pasidomėsiu labiau. Tai jūs irgi parašykit man, tikrai būtų įdomu. Rūgštynės. Melisa liktai atrodo, dabar susimaišiau, kaip vadinasi. Braškės, čia vat irgi lysvė laukia agurkų. O kas čia taip ir dygia įdomiai, net nesuprasiu. Česnakai. Mano šiltnamis. Pomidorai, ridisėliai, tai nieko iš jų nebus, tik salotam lapus sunaudosim šiemet. Nes per šilta buvo, jau per vėlai pasodinom. Tai va ir mūsų vidinis kiemas. Labai fainas, jaučiamės kaip miške beveik. Čia vaiskrūmių, serbentų turim, agrastų, kelius krūmus šilauogių. Na, tenai griovy vat irgi turim pukotukių višnykčių. Dar ten yra pasodinta. Na, čia dar daug darbo, reikia visą griovį užpilti žemėm, gražiai sutvarkyti. Beje, vat, žadu tuoj pasidaryti iš garšvos, užsišaldyti garšvos, labai faina žolė, salotas darausi kiekvieną dieną beveik, iš šviežių lapukų, o iš stiebų girdėjau, kad stiebus galima marinuoti. Tai vat šiemet bandysiu užmarinuoti stiebų garšvų. Tai va. Ir dar mano nesutvarkytas vidinis kiemas. Vat nuostabioji mano ieva. Oi, kaip kvepia gražiai, skaniai. Svarainiai. Žemuogės neravėtos. Lietaus vandens kubilas padarytas. Vat kaip pasidarė. Tai va taip. O dabar eisiu toliau daryti pienių žiedlapių medų. Taigi ačiū visiems, kad žiūrėjot. Visiems geros dienos ir iki pasimatymo.